Nu, turėtumėm būti čia online dabar. Oh yeah! Oh yeah! Tik aš nežinau, nededu jokio muzono, nes... Copyrighted strike! It's copyrighted strike! Copyrighted strike visą laiką duoda ir panašiai. Tai kad neduotų copyrighted strike'o, pavarysim original sound. Reikia, sako, mėsą nuplauti visą laiką. Prieš naudojant. Kaip tai pasilėkščia pasidėti. Cooking, schmucking. Va. Plaut plastikinį indelį būtinai, nes mes bent jau rūšiuojam, skiriam plastiką, popierių ir stiklą. Popierą ir stiklą. Taip, dabar mums ką reikia pasidaryti. Tai reiks išsimušt mėsgabalį. Išsimušt mėsgabalį, tam mums reikės velnio įrankio. Ir reikės lėkštės jiems sudėti. Man sakydavo, pasiimk, pasidėk kokį nors į plastikinį maišelį įsidėti ir tada varyt, bet aš nežinau. Per plastiką daužyt, kad į tą vištieną įvaryt plastiko, tai... Nei šiaip, nei taip man. Tai va, išmasažuojam mėsą. Mėsą. Viena krūtinė, vienas kepsnys bus. Jau kai paimi mėsą, matai, kad jinai tokia jau išminkštėjus yra. O šuo guli ir laukia, o gal į jam kažkas nukris? Pala, ai ne. Sekundė. Gi čia ne vovas. This is not the wow, bro.
po 11 2 minutės. Biškį tempuko. Kad po to nereiktų kai kam grįžus klausyti kritikos. Kodėl dar nėra nieko valgomo? Arba skambins ir sakys, ar apsimoka grįžti namo. Gal ten nieko nėra. O muzika kur? Nedėjau muzikos, nes copyrightada YouTube'as šovė paskutinį kartą. Galiu padainuot. Augo girioj ąžuolėliai. Muziką gali pats pasileist kokią nori. Bus dar geriau. O čia original kitchen sound. Original. Žodžiu, iš 4 filė 2 turėjo vidinės dar filiukus, mažiukus. 2 ne. Jaučiuosi scammed. Taip. Net nežinau tos filiukus, ar apsimoka juos daužyti. Man atrodo, kad neapsimoka juos daužyti, pavaliotose pačiose prieskoniuose bus galima. Tuose pačiose prieskoniuose bus galima pavaryti ir viskas. Ok. Dabar ką aš darau? Tai aš darau tokį, kaip čia pasakius, pasidarau, blemba, pasieksiu ar ne? Tokį prieskonių miksą. Įvarom pipiro. Taip. Įvarom druskos. Česnakiukai. Kas čia toks skaitosi? Bazilas, česnakas. Nu, gal biškį daugiau. Yra vištienos prieskoniai dar special. Vo. Gal dar biškį. Šitokie. Čia lauktuvėm, nu ne lauktuvėm. Kalėdų senis atnešė dar irgi visokių prieskonių, dar nespėjau įsisavinti, kas ten ir kur. Ir va tokį skaniai kvepinti miksą išsimaišai. Galima, tai gali būti mažai. O gal ir bus gerai. Pasidarau va tokį. Ir tada visą šitą reikalą. Šitas bus? Šitas. Šitą visą reikalą išsitrinu. Skambiškai gali būti.
Pala. Aš vienu daiktų dar, man atrodo, neįdėjau. Vieno daiktų dar neįdėjau, o jisai matau, kad yra užgrūstas čia. Tai čia. Opa. Tai yra saldžiosios paprikos milteliai. A refreshing touch. Čia žolė kažkokia. O tos du gal nuimkim. Apverti kitą. Biškį va iš vienos pusės, iš kitos. Kaip mano sūnus sako, tavo kepsniai beskoniai, kaip jie gali būti beskoniai? Čia pilna tų prieskonių, kaip jie gali būti beskoniai? Ir čia nesibaigia, kad vien čia bus prieskoniai. Čia dar ne viskas. Čia dar ne viskas. Čia reik šito paimti. Ir ištrint. Ir toks vaizdas, kad kai dariau aštriai, tai jiems per daug prieskonių, matai, buvo. Kai jau aštriai nebedarau, tai jau prieskonių jiems jau, matai, nėra. Ir nesuprasi jų. Nu va, ir tegul savo jie ramiai dabar čia savo taip stovi. Tegul prisigeria. Taip. Tegul prisigeria. Padėkim biškį toliau, kad mūsų draugelis nesugalvotų, kad čia yra skirta jam. Toliau, ką darom, kiek valandų turim? 11. Aš taip norėčiau matyti, kad reiktų bulves nusiskust. Nusiskust bulves ir nusiskust kokias 3-4 morkas. Yra. Vo. Turim morkas reik nuskust. Kur mano tas skustuvas? Čia. Ir dabar skusim. Prisėsim savo ir nuskusim. Man didžiausias stresas gaminant valgyti yra, kad aš nespėsiu laiko pagaminti.
Bet turint omeny, kad bulvės turėtų išvirti per kokį, ką žinau. Šiaip gal reiktų užsikaist vandenį bulvėm jau. Nu, nusiskusiu bulvės morkas, užsikaisiu tada. Nes mėsą tai iškeps greitai. Bet jeigu bulvių nespėsi išvirti, o jeigu to nespėsi, o jeigu ano nespėsi. O kai gamini, tada, kada pagamini, tai visai kitaip yra. Bet gal tada tempo biškį reikia dėti. Tempo. Taip, morka ir dar vieną. Česnaką nusilupsiu vėliau. Dabar reikia nusiskust morkas ir bulves. Nes salotas galima bus šiandien pačią galiako pramaišyti, kai keps. Kai keps, tai keps jau. Gerai, kelias bulves dar nuspala, reikia bulvių iš viso. Aišku, kad reikia, ką tu galvoji. Reikia bulvių. Bulvė pas lietuvius tai yra čiųjų antras patiekalas po mėsos. Nes tikrai nėra, kad kas daug valgyto ryžius, pavyzdžiui. Aš nesu matęs, kad kas valgytų mėsą su duona. Išsikepa vištieną, valgo su duona. Nu, galima, nesakau, bet visą laiką tokią bulvę, ar keptą orkaitėj bulvę, ar dar kitokią bulvę, bet bulvė. Main word is bulba. Ir mes neišimtis esam. Parsivežiau bulvių didesnių, bet liko mažas, tai dabar turiu žaisti su mažom bulvėm. Negi išmesim. Neišmesim. Bulvė irgi yra bulvė, kad ir maža. Bent jau prieš verdant pjaustyti jų nereiks, galima nuplauti jas į katilą sudėti. Ir bus labai gerai. Kiek aš jau 4 savės nuskutau, nuskus dar reikia kokias grubiai dar irgi tiek pat. Ir bus gerai. Galima bus užkaist vandenį jom. Ir jo neleidžia streamint per kompą ir per laptopą tuo pat metu rašo, kad tipo stream key is not available. Taip kad dėja, bet turi išjungt ir įjungt. Taip, dar tada vieną. Arba jau seilės tysta. Jau jaučiu, kaip skaniai bus. Nu, į dar vieną nuskusiu, blogiau nebus. Va, su bulvais ir morkais viskas. Dar ką reiktų padaryti, tai pačiu į šiukšliadėžę nupjaustyti morkų galiukus. Va, morka. Dar viena morka.
Trečia morka. Ketvirta morka. Ok. A yra kam nors klausimų kokių? Kažkam laikas kolūkiai padirbti arba su fūra. Tada laiko turėjau, o ne va būtent 12. A, ne. Su batonu valgai, bet batonas, žinok, storina. Jeigu figūrą esi susirūpinęs, tai ne kažką. Rama galvo, užteks mažo bliuduko tokio, ne bulviam. Manau, kad užteks. Manau, kad užteks. Tai va, jeigu tu važiuoji su mašina, jo, ten sustoji kažkur, išlipi ir valgai, o čia pietų pertrauka 12:30. Ir jeigu tu pareini ir nėra ką valgyt, o ten konvejeriu viskas vyksta. O ten viskas konvejeriu vyksta. Ir grįžti nepavalgęs, tai blemba. Taip. Bulbas. Arba čia nuo to čia pritrupėjo man. Visas bulbas, reiktų dar dangčiuką surast, man atrodo. Galima turbūt ant šitą pereiti. Tiek dviese mes valgom. Sūnus bulvių nemėgėjas. Tiksliau, jis valgytų, bet valgo tik tais vieną mėsą. Nu, turėtų per kem minučių, manau, išvirt. Drąsiai. Next. Šitą užverdam, nuplaunam mes lentelę. Kaip sunkiai čia tai. Mėsą nori plauti sunkiai. Va. Nuplaunam lentelę. Very nice. Ką darom toliau? Toliau traukiam bliūdą. Traukiam tokį va didesnį bliūdą. Ir traukiam tokį super awesome. Man atrodo, kriauklė čia jisai buvo. Jo. Šitas daiktas dar yra likęs, nežinau. Aš dar prisimenu, kai susipažinau su dabartinė žmona. Jinai turėjo šitą. Tai jam jau yra... Kiek jam gali būti? Kokie 16 metų tarpai. Primeti, 16 metų. So, let's go. Harkojam morką. Smulkiai. Šiaip kas gamina valgyti visą laiką patys prisivalgo irgi, va, lieka galiukas. Morka. Skaniai. Skaniai morka. Jaučiusi trašos dar. O mulių salietra. Čia bulvės neverda, o kepą girdžiu. Palei garsą.
kažkaip nežinau. Man labai žiauriai patinka morkų ir česnako salotos. Nam. Ir ypač patinka, kur yra česnakai ir aštru. Šustros morkos bus su česnakais. Ne tik tais. Vienas. Rytoj greičiausiai pageidavimas bus sriubos. Tai čia sriubą daryti man pats paprasčiausias reikalas yra. Viską supjaustai, sudedi verdantį vandenį ir viskas. Tuoj česnaką nuslupsiu dar. Viską sudedi į verdantį vandenį, viskas, chill. Ir palieki savo ramiai. Oi! Taip, kur čia tie česnakai? Kuo daugiau česnako, tuo geriau. Paimsim 2 didelės galvas. Va. Kad būtų macniai. Nu, čia netgi 3 galvos pasirodo. Blogiau nebus. Blogiau nebus. Nu, lupkis. Šiaip reiktų savaitgaliu išsikep duonos su česnaku. Senai bedariausi taip. Net, iš tikrųjų net neatsimenu kada. Duona su česnakiuko. Tam kaip skaniai kvepia jisai. Taip. Dar viena skiltelė. Nu, lupkis, kas tau yra? Vo. Vietoj 2 gausim 3 česnako skilteles. Pavarom. Česnaką jau sutrinsiu ir likutį į burną nedėsiu, nes bus biški per daug. Jeigu valgai morkų ir česnako salotas ir pavalgius nesijaučia česnako kvapo iš burnos, vadinasi, ten ne česnakas buvo. Galvoju, ar nebus per mažai morkų. Reiks dar porą nuskus turbūt. Reikia neprarast česnako visą nuvaryt į bliūdą. In bliūdo. Bulvės pabiškai pradeda virt. Ne, reikia dar porą morkų nuskust. Per mažai. Taip, kiek turim valandų? 27. No. Tyliai. Čiuš. Tebūnė šviesa. Arba vieną didelę morką paimsim.
Paimsim vieną didelę morką. Ai! Skusim vieną didelę morką ir turėtų būti gerai. Nu, jau šitas superkavos tikrai turėtų būti sočiai. Dar reikia pažiūrėti, ar turiu razinų džiovintų arba spanguolių. Kažkaip labai sunkiai tarkuotis nori. Kieta morka, šustra. Man parodo, kaip tarkuojam, kokią techniką. Naudojam techniką džigi į viršų, į apačią įstrižai. Nesiūlau laikyti arti pirštų, nes gali būti skaudžiai. Ypač tiem, kas ilgus nagus mėgsta turėti. Česnakų tai spaustuką naudojai, nereik tarkuoti ir greičiau. Bet to neturiu aš. Aš žinau, apie ką tu kalbi, nes kaime yra toks. Čia nereik taip padaryti. Kaime tokį turiu, bet aš per tarką paleidžiu. Vienu įrankiu mažiau plaut reikia. Lemba, pirštai pavargo jau čia tarkintis. Čia pelinam bulves susivaryti, tai čia eina savo. Krūva reikalų būtų. Taip. Maksimaliai kiek galima išimkim. O. Taip, ką toliau darom? Toliau pažiūrim, ar yra, ar nėra tų, ką aš sakiau. Va. Yra cranberries. Cranberries iš Lidlo. Uždedam cranberries. Gal biškį per daug. Gerai bus. Ir paskutinis ingredientas šitam reikalui bus prieš pateikiant sumaišyti su majonezu. Всё, šitas done. Next. Toliau mums reikės 2 kiaušinių. Ar yra šiuose namuose kiaušinių? Blemba yra. Du kiaušiniai. Bam! Dar vieną. Bam! Va. Jamam šakę. Va ir sugadinta viskas. Kodėl? Why? Kodėl sugadinta?
Kodėl viskas sugadinta? Nieko čia nesugadinta. The best of the best, koks gali būt. Man tokiam kaip kur paskutiniai grandentai morkos nepatinka, baigto. Vien morkos ir česnakas nieko gero nebūtų. Tas toks dar prideda tokį rūgštumą, jeigu kalbam apie spanguolės. Aišku, skonio reikalas. Ir ten savotiškai dar rūgštumą dadeda. Sakau, pas mane šeimoje labai visi yra išrankus. Vienas valgo Havajų pizzą be ananaso. Kitas dar kažkokią nesąmonę susigalvoja. Taip. Čia yra plaktas kiaušas. Ko dar mums reikia? Ogi tukinančių miltų reikia. Nebyra, kai paduosiu, kai dės per šoną blemba. Pusę maišo. Nu, turėtų būti gana. Turėtų būti gana. Kaip išauklėjau, taip ir turiu. Aš padarau bulves, padarau salotas, grįžta iš mokyklos. Sako, aš nevalgysiu bulvių ir nevalgysiu daržovių. Valgysiu vieną mėsą. Ir viskas. Džiūvėsėliai better. Nesiginčiu. Visiškai nesiginčiu. Bet čia yra iš tų laikų, kai dar nebuvo džiūvėsėlio, supranti, ir čia made in 80s. Gal dar biškį. Blogiau nebus. Šiaip neturiu kiaulės taukų, nes reiktų ant kiaulės taukų viską kepti. Gal biškį tą lėkštę patrauksiu nuo karščio, kad nebūtų bairių. Nu va, laukiam kol įkais. Neteko? Pabandykit. Aišku, dabar biškį čia logistika bus problematiška, gal reiktų man pereit čia, nusiplautą piktąjį plaktuką. Pagrindinį savo įrankį, tai yra skutimo priemonės. Va. Peilio irgi liktais nebereiks. Dengti galim irgi patraukti. Viskas čia bus gerai. O karšto oro gruzdintuvė? Nu čia jau visiškai išpindėjimas. Savaitgalį pasošius, tai užsiprašiau bulvinių vėdarų. Blembas su vėdarais, tai problemos pas mane. Blemba, iš kur šiais laikais gaut normalių žarnų? Aš nesu turgaus žmogus, nežinau, bet gal pardavinėja. Gal reiktų apsilankyti. Nes vėdarus ir aš mėgstu. Kraujinius.
Ne bulvinius, kraujinius, bet bulvinius irgi sueitų. Ar čia tas pats? Tik pavadinimas kitas. Norfai? Rimtai Norfai yra? Blemba. Kažkas sakė, kad Norfai yra gero lietuviško alaus. Pasirodo, dar ir žarnokų yra. Iš vis fantastika. Pupt. Nu, gal nepritaškysiu čia smarkiai. Šiaip gal reiktų sukeisti vietom iš tikrųjų, kiaušinį padėti čia. Miltus padėti čia, nes iš miltų keliausiai tiesiai į keptą. Taip, turim 38. Turim 4 iškeptai, manau, kad drąsiai spėsim iki to laiko. Aišku, tai egzistuoja, ko ne? Nes kraujų nelabai kur gausi, beje, Norfų yra pirkt gatavų kraujinių vėdarų. Upa. Gerai, man atrodo, kad galima bandyti kažką įrodyti. Galima bandyti kažką įrodyti. Would you look at this? Kažko nelabai prilipa. Eik tu savo. Va. Eik. Geriau už bet kokį restoraninį pašarą. Šiaip buvau dar apsipirkt Lidloj ir už 1 centą man pasiūlė kažkokio sūrio tarkuoto iš karto. Tai aš galvoju, gal ant galiako to tarkuoto sūrio užbarstyti ant viršaus. Manau, kad visai tarkuotas sūris turėtų sueiti. Ir šitą galima suvežti. Nes man kažkaip prie kepsnių sūris labai tinka. Mano žmona labai juokiasi iš šito, sako, labai juokingas įrankis, mano pats favoritas. Sako, gaidys čia, ne lopetėlė, aš sakau, fantastika. Pats tas gazas. Sūris su majonezu, svogūnu pamaišyt ir jorkaitę porai minučių. Ne, nu tai blemba. Čia tikslas yra kuo paprasčiau ir viso. O tu sakai, man dar orkaitę čia kais? Ne. Nejuokauk, po to pradės, supranti, kai pakelsi, kaip čia pasakyti, negali kartelės iškelt aukštai, nes po to norės, kad dar aukščiau keltų. Tai biški liūdna gali būti. Va, to kol
Kol kepą galim užmest akį ir telefoną, kas čia vyksta. Kaip be telefono? Ne, reik dėti telefoną į šalį, nėr ko. Padarysi mandriau, vis tiek, ar mandriau rašai? Jo, vis tiek pats valgysi, gali būt? Gali būt. Gerai, pačekuojam, kaip mūsų bulbos. Bent yra progresas virimo. Dar ne. Nu, jau pradeda kept. +1 gal papildomai pietums, sure. Jokių problemų. Nenaudokit pointsų, nes ant šito laptopo nėra įrašyti soundai, tai soriukas. Man jau seilės svarba. Man galima majonezą išsiimti. Sukrapštysim paskutinį majonezą. Ir bus gerai. Ir laikas įsitaupo ir netiek riebalų. Žmona kažką šnekėjo apie tai, irgi galvoju, gal sako, reikia nusipirkti ir panašiai. Bet pas mus būdavo toks reikalas, kad nusiperka daiktą ir sako, naudosiu. Kai kažkada buvo pirmas daiktas, tai buvo elipsinis treniruoklis. Naudosiu, vieną kartą pamynė, antrą kartą pamynė, trečią kartą pamynė, aš pamyniau porą kartų ir po to viso. Ir stovi, ir renka dulkės, kol galų gale nepardavėm. Tai, žinai, aš dabar į tokius dalykus skeptiškai pradedu žiūrėti, kur užtiga, reikia mums šito, reikia. O kai reikia... Žinai. Bet čia pamastymų į ateitį. Aš nesakau kardinaliai, kad ne. Bet matysim. Reikia pažiūrėti, ką ten, kokios galimybės, ką ten duoda. Ką ten daryti galima su juo, nes aš tai nesusipažinęs. Aš nauja šitoj srity. Niekad nesu gaminęs pašarą. O dabar pradėjau gaminti. Mėgsta padėti, kur juos išimti. Palauk, sakiau, surėtas jau reikia. Emmental grated. Grated greičiausiai turi omeny, kad smulkintas. Nereiks pačiam smulkinti. Zupa. Pirkom Xiaomi 6 litrais įmatuojama. Apie 100 kem naudojami savaitę. 4 kartus. Nu blemba. Šiaip reiktų pamastyti, nes aš kai čia buvo prieš gerų porą trejetą savaičių sugedus skaitlentę, tai visi sako ant indukcinių perino, pas manęs dar elektrinė. Ir tipo Ardo nebegamina šitų jau belenkiek laiko.
Tai gal ir elektros atžvilgių susitaupo. Didelė ir dviejų atskirų. Jo, kad pasigamint sau, nes aš mėgstu aštriau, o mano šeimos nariai nelabai mėgsta aštriau. Tai aš va būčiau dar įdėjęs čili į šitą visą prieskonių reikalą, čili dar miltelę. Bet kadangi nieks ekstremumų nenori, nori pavalgyti, tai va taip ir gaunasi, kad tenka dėtis prie visų, derintis, atsiprašau, nedėtis. Kas čia? Bus dar čia pamiltų, man atrodo. Kaip kepa. Lemba seilės bėga kiek valandų? Kem 9. O? Kaip bulvės. Man reikia dėk dantį, lemba. Spartint bulvių virimą. Davai, go. Bet turėtų dar 5 geras minutės turėtų išsiverti. Šitos banguotos lėkštės sunku plautis. Aš esu vyras, o ne indaplovė. Va, Mindė gerai sako. Šiaip padariau testą. Tikrai neapsimoka plauti indų rankom. Vien iš vandens ir tarp kitko, pabrėšiu, pas manęs vanduo nėra net bėga karštas, pas manęs yra boileris. Tai iš tos pusės, iš elektros pašildymo pusės vandeniu tikrai neapsimoka. Ir žymiai pas manęs yra pigiau plauti indus indaplovę. Aš ten skaičiavau, kiek indaplovė suvalgo elektros, tai ten gavos. Blemba dabar neatsimenu. Bet ten vienas plovimas ar ten 30 centų ar kažkas ten tokio. Plus tabletė. Tai tabletė, ten 100 tablečių nusipirki irgi ten vos ne 10 centų ta tabletė kainuoja. Tai aš tikrai karšto vandens plaudamas išleidžiu daugiau negu ta indaplovė. Plius esu matęs, kaip kiti žmonės, kai plauna indus, jie prisipila pilną kriauklę ir toj pačioj kriauklėj plauna visus indus, užsikimšę. Tai aš tai negalėčiau tai plauti indų. O drabužių džiovyklę jo turiu, nes žiemos metu nėra kaip kur džiovint. Aš kai vienas, tai pas mane 3 lėkštės per 2 dienas, nebent jo. Nebent jo. Man atrodo galima, kol čia skrudina, galima šitą išsimaišyti. Čia tas mano šaukštelis. Tegu ta mėsytė skrunda. Čia turbūt galima visą majonezą jau sudėti. Kaip išvalot stiklainius iki pat galo, kad neliktų nieko. Aš anksčiau dėdavau ir dabar įdedu morkų ir pramakaluoju tam morkom vidų, kad maždaug jau konkrečiai išsivalytų. Paimi morko, šauni į vidų. Ir tada makaluoji su morkais. Makaluoji ir primakaluoji vis tiek kažką. Blemba, kaip česnakas duoda, eina savo.
Tai vėl turėsi eiti darbas smirdėdama maišas, matus, kogi nesibučiuoji darbę, kas tau yra? Nu. Yra kas vietoj, man rūdų taikliojas, sakė, grietinę naudoja. Vietoj majonezo, tai aš negalėčiau turbūt šitaip. Op. Aš tai negalėčiau taip. Man majonezas yra majonezas. Mikrofo geresnio reik. Tai aš per šitą mikrofą ir kalbu. Atsijungiau nuo šitogi kompo pagrindinio. Atsinešiau čia. Gal biškai čia šito Discordo OBS-o nustatymus reik biškai gal pagarsinti. Va, čia yra, be šito kepsnys yra šūdas. Šitos salotos yra nežinau. Yummy jau. Kiek valandų? 54. Tu užmėsiu ar langą, gal netyčia pareina. Nu, nepareina. Gerai, man atrodo, su šitais dviem jau turėtų kaip ir į pabaigą būt. O jūs sūrį ant viršaus darėt, ar ne? Ožkos spiro ten yra spangolės, ne ožkos spirai. Aš tai įsivaizduoju, kad pabarstyti reikia dabar, ne? Nes ar neišsivydys taip? Turėtų kai išsivydys. Per daug nenoriu pridėti. Sūris į orką atėjai? Ir ant kepsnio dėt? Ne, čia kaip pas manęs papildomai. Apsilydys ir taip jis toks tasesnis pasidarys, ne toks kietas. Ai, tipo dangtį galima uždėti? Blemba, net ir ant kvadratinės keptuvės dangčių šiaip. Unfortunately. O. Bulviakai gatovi. Very nice. Bulviakai gatovi. Wow. Čia praktiškai jau galima ir sudėti kažką. Estetinio vaizdo nėra. Kofik man estetinis vaizdas, svarbu, kad man skanu būtų. A man reikia estetinio vaizdo. O, blemba, išjungiau viską. O tai Abdurrahmanas. Bus, kai vakar sūnus virėsi koldūnus, įdėjo koldūnus ir išjungė viską. Nupilam kurštą vandenį
paspausti. Nu. Bam. And there you go. Taip, kad nekaitintų šios, šitą galima padėti. Kad nekaitintų šios, reikia užpilti aliejaus ir likusią turbūt sudėti, ne? O, what a timing. What a timing. Kaip tik įdėjau. Kaip tik įdėjau. O, gamba. Tai šukuosena tavo fantastiška. Tai šukuosenos nesimato. Šukuosenos nesimato, all good. Svarbu pataisyti per miltus gerai, kad viskas, ne? Pamakaluoti. Gerai, kad 2 kiaušius dėjai, nes lauk dėdavau vieną ir atrodo, kad buvo per mažai. Super. Druskai ir kas? Pakvepia? Nu, skaniai kvepia, skaniai atrodo. Aš jau nesikuklinsiu. Ne, tai prašau, be my guest. Yra, čiuošk iš ten. Kažkaip čia šitas, ne kažką čia išsivoliojo tose miltuose. Miltuose ne kažką išsivoliojo. Tau kitą nieko neduoda? Hiro nieko neduoda. Taip galima padaryti, man atrodo. Bam. 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 Pasitrauk, priimk šitą biškį. Trauk. O. Good. O šalia galima, man atrodo, ir šitos įdėti tegul kepa. Nu, valgome. Ant tiek blogai, kad negali. Ant tiek skaniai, kad trūksta žodžių. Va čia tai įvertinimas, klausyk. Va čia tai klausyk įvertinimas. Dviese? Taip, tik dviese, daugiau nieks nevalgo. Unfortunately. Taip. Kadangi aš čia pats savo dedu, tai zin. Galima bilenkai prisidėti.
Все. Super. Va. Kaip ten jisai sako? Bon apetitą, ačiū. Video tos spanguolės atrodo. Pala. Neapetitingai atrodo spanguolės. Apetitingai ir kompetentingai atrodo. Viskas ten tontingai. Taip, tupis. Gerai, aš pabaigsiu kol kas vėliau. Tai ačiū, kad buvot, susimatysim po valandos. Grubiai. Daugiau biškį. Ok? Eikit pavalgyti. Ačiū, kad buvot. Tai čiau, paka. A gerai viską pasakiau, dar kažką pridut reikia. Nėra žemaičių tarmė išėję. Jo, ačiū visiems. Ir sakau, už valandos būsiu vėl. Ok? Kol kas iki.